Labas visiems, Aprilia fanai. Ką šiandien vėl turiu tokį modeliuką. RS660 metų, man atrodo, 23 šitas modelis. Tai ką su juo darysiu, tai nežinau, matos, nesimato, 35 kW čia. Pas jį apribotas jisai yra. Tai kitas dalykas, žmogus uždėjo kitą išmetimą. Bet jis tokio tipo kaip, vat ir su tokiu bakeliu, čia kažkoks aftermarket, bet, nu, žodžiu, nebrendinis. Irgi atrodo va taip. Tik tai, kad va čia tos kelnės tokios, vat, kaip sportinės atrodo, bet kažkokio pliuso ten iš jo nemanau, kad bus, dėl to, kad angos labai mažytės, į dvi pusės išeina. Tai vat, atvažiavau, dar sakau, žiūrėk, pas tave čia yra toks prisilietus plasmasė prie kelnių buvo ir visas kampas prikepė, nutirpo. Nemalonė situacija tokia. Tai vat, šiaip modelis smagus, kanale jau yra toks vienas video apie 35 kW, bet ten buvo tik nuėmimas. Turiu menį iš Tram 5 atstatymas į pilnus kilovatus. Gamyklinius. Tai šį kartą ir atstatinėsiu ir dar reguliuosiu papildomai, ką ten galima iš jo išspaust, kurą sureguliuoti ir taip toliau. Tram 5 kW nematuosiu, nesuksiu. Nėra prasmės, manau. Nors žiūrėsim, kaip čia bus su laiku. Tai objektyviai lyginsim atstatytą programą, tai yra gamyklinė, ir po pilno reguliavimo. Tai pas šitą mocą yra 2 cilindrai. Kiekvienas cilindrą reikia reguliuoti atskirai pas šitą modelį. Nesvarbu, kad jis yra inline'as, bet gamintojas tokią galimybę suteikia kiekvieną cilindrą sureguliuoti atskirai. Tai taip ir padarysiu, kaip priklauso. Daugiau čia kažkokių modų pas jį kaip ir nieko nėra, gal koks sportinis filtras, bet tiksliai dabar neprisimenu, ar taip yra ar ne. Iš principo šitie mocai kažkokios stebuklingos pikinės galios jie nepasiekia, tie prieaugiai nėra dideli, bet susireguliuoja kuras tvarkingai, tai tas mocas tikrai važiuoja smagiau, tolygiau, ekonomiškiau galimai, jeigu perpilinėja iš gamyklinės programos turiu omeny. Tai kas siekia maksimalios galios pas juos, tai būtina įdėti Velocity Stacksus. Žinot, kas yra turbūt Velocity Stacks, tai siurbimo tokie vamzdeliai. Gamykliškai jie būna vieno ilgio, o jūs įdedat kito ilgio, tai dažniausiai deda trumpesnius, arba ten iš viso tokius. Ir to dėka galima pasiekti didesnį maksimalų galingumą. Dažniausiai tos galios prarandat iš kažkurios kitos vietos, tarkim iš vidutinių sūkių, bet dasideda kažkiek pačiam viršuje. Tai vat, kam aktualu maksimalus galingumas, tai Velocity Stacksai reikalingas dalykas, aišku. Jų kaina ten tokia, nu, nežinau, nuo 400 eurų dažniausiai, o tas, kaip pasakyti, palyginimai prieaugis, be Stacksų ir su Stacksais, ten gali būti, nu, 2 arklio galios. Tai kai kam 2 arklio galios daug ką reiškia, kai kam pasakys, kad nieko nereiškia ir neverta, tai čia ne man spręst, kas kam ko verta ir panašiai. Tai vat, norit, dedat, galima sureguliuoti ir tokiu būdu. Tai vat ką, skaitinėsim duomenis, statinėsim programą ir tada suksim, žiūrėsim. Kol kas tiek. Nu ką, prasisukau. Tram 5 kW nėra net tiek. Tai Tram 5 kW yra Kem 7 AG. Čia yra net ant 5 arklių mažiau. Visiškai lavonas tas mocas turiu omeny ant tokios galios. Tai ant Individual mode dar mažiau, Tram 9 arkliai, ant Dynamic mode Kem 2 arkliai. Tai ten nežinau, kiek ten bus tų kilovatų. 30, gal kažkas panašaus, 32 tuose ribose turbūt. Tai vat, nu liūdnai čia atrodo.
Žiūrėsim, tada atstatinėsiu pilnas, žiūrėsim, ką jis čia turi. Kad nebūtų taip, kad netyčia ten tas bakelis, tas kinietiškas išmetimas tenai kažką negero daro. Pilni kilovatai atstatyti. Čia toje vietoje, kaip matot, Tram 5 kV užrašo nebėra, pradingo. Tai va dabar galima bus matuoti pilną gamyklinį galingumą ir reguliuoti. Nu ką, baigtas projektukas, Tram 5 kW atrakinimas ir reguliavimas. Nu, biškai reikėjo pasiknist. Apie galios nuėmimą turiu minėję atrakinimą, tai čia problemos nebuvo. Pasidarė labai sąlyginai greitai. Reguliavimą eksperimentavau, ieškojau geriausio, optimaliausio varianto. Ką galima būtų čia šitam darmocui dadėti pasiekti. Nu, turiu minį be pačio kūro sureguliavimo. Kūras automatiškai sureguliuoju, čia kalbos nėra. Bet, kaip ir sakiau, šitas mocas, nu, pikinio galingumo neturi jisai didelio, jisai būna jokio pikinio nepasiekia, būna dasideda 4 arklio galės, bet, nu, turi būti, tarkim, tiesus išmetimas, ten sportinis filtras ir taip toliau. Čia tas išmetimas, jisai čia tikrai netiesus, tas bakelis jisai originalaus tipo, galima sakyti. Tai vat, tai yra viskas, ką pavyko išpešti. Čia yra jau atrakintas mocas, atrakintas galingumas. Mišinys buvo, nu, off, neribos, aišku. Vienu metu buvo 94 arklio galios vienas matavimas, bet nesureikšminu to dalyko, plius minus vienas. Tai vat, šitas mocas pajėgus pakelti daugiau, didesnį ribotuvą, turiu minį daugiau apsukų, matot. Ribotuvas nukeltas, kreivė visiškai nekrenta. Jisai pajėgus važiuoti toliau ir maksimalus greitis taip pat, kaip mato, čia yra 5 pavara, nu tai dasidėjo 13 km per valandą, manau yra nemažai, statiniam sąlygom ant kelio neaišku, kaip bus 6 pavara, galės žmogus pasitestuoti, pasibandyti. Tai vat Newtonų nuo PM4 iki 7.2 dasidėjo pradžioj, arklių nuo Tram 1 iki KM 1, tai nuo 10 arklių iki 1 arklio pačiam pike. Tai čia yra gazas dugnas. Tai čia yra labai neblogas rezultatas kaip šitam mocui. Tai sakau, norint pasiekti didesnį galingumą, reikėtų tų velocity steksų, bet aš manau ten dasidėtų, nu gal porą arklių. Tai pasižiūrėjus kitas dinogramas ar dar keletą video, pas jos toks galingumas ir yra 94 plius minus po čipavimo, po sureguliavimo kūro ten ir visų kitų modifikacijų. Pas kitus net su steksais būna tiek 93-94, o čia standartė. Tai vat kūras, tai kaip ir sakiau, 2 cilindrai, vieną reguliavau atskirai. Buvo per daug perpilinėjo kūro. Kitas cilindras analogiškai. Taip pat per daug kūro. O čia yra galutinis rezultatas. Čia buvo tas apribotas galingumas. Tai kiam 2 arkliai, tai 30 kW. O dabar yra tiek. Tai vat 9.2 po atrakinimo pikas. 9.3 po reguliavimo kūro, bet va matot atrakintas ir užrakintas tame diapazone galingumas yra vienodas, o po reguliavimo jau čia dasidėjo pradžioj 10 arklių, tai yra labai smarkus rezultatas šitam diapazone. Tai yra viena iš kitų gazo padėčių, tai pa šitą mocą yra iš gamyklos labai durnai padaryta. Ar jūs laikot pusę gazo, ar jūs laikot, tarkim, 3/4, ar ten kažkokią kitą padėtį nuo pusės iki viršaus, nuo tam tikro momento jūs gaunat maksimalų galingumą. Nesvarbu, aišku, mocas ant kelio jums taip neužvinios iki to diapazono, bet statiniam sąlygom tai vat galima patikrinti, kad nesvarbu, ar jūs laikysit pusę gazo ir lauksit, kol jums atsimuš ribotuvą, ar jūs atsuksit pilną gazą, jūs pasieksit tą patį maksimalų galingumą. Tai vat. Šitam diapazone objektyviai galima būtų vertinti tik tai, manau, nu iki pusės.
Tai vat nuo pradžių kiek dasidėjo. 3 arkliai. 2 arkliai. Newtonų šiek tiek. Tai va, su mišiniu viskas yra analogiškai. Visuose diapazonuose mišinys buvo tas pats. Ir korekcijų reikėjo tik tai, kaip pasakyti, atiminėti kurą. Va, čia yra gazas dugnas. Šita kreivė. Maksimalus galingumas. Ir mažesnės gazo padėtis. Nuo pusės gazo iki, tarkim, ten 3/4 ar šiek tiek daugiau. Tai matot, pikinis galingumas yra identiškas praktiškai. Tai vat. Žodžiu, išspaudžiau viską, ką čia eina iš jo išspausti, eksperimentavau su kiekvienu mapu ir kiekvieną kartą perrašinėjau ir tikrinau, ar yra kažkokie skirtumai ar ne. Tai galios perdavimo lentelėse absoliučiai tenais nebuvo jokių prieaugių. Visi prieaugiai yra, galima sakyti, iš kūro sistemos reguliavimo. Tai kažkur kažką išlaužti nebuvo kitų variantų apart kūro. Bet kokiu atveju, manau, žmogus bus, kaip pasakyti, patenkintas. Turėjo 30 kW, dabar turi, kiek ten pavertus, nežinau, 9,3-9,4 arkliai. Nu, garažė šiemet nėra karšta, šiandien vakar nelabai buvo karšta, taip 23-25 tuose ribose. Tai vėsesnio oro šiek tiek, netokių drėgnų, nes lyja ir vakar ir šiandien, tai manau, gal šiek tiek būtų geresnis rezultatas, bet aš jau manau viskas. Su šito mocu jau iš jo nėra daugiau ką laužti. Tie stakstai, nu, dėl 2 arklių galio pykė, aš nemanau, kad verta mokėti ten 400 eurų ir turėti 2 arklio galės pykę. Nu, čia ne apie tai, manau, šitas dalykas. Kam reikia ten dėl pavaidinimo, dėl grožio gali dėtis, galima reguliuoti ir taip, bet aš manau, kad nėra verta. Privalumai sureguliuotas kuras idealiai ir ribotuvas didesniam top speedui. Tai manau, to bus visiškai per akis. Tai va, kas man nepatinka pas šitą mocą, tai dėžė perjungimai pavarų. Nu, jie tokie, kaip nežinau, kaip įmerktum koją į kibirą su kokia nors košė ir taip tampytum pirmyn atgal. Nu, taip jie eina sunkiai, nesklandžiai atrodo. Bėgius jie perjungia, bet nėra tokio, kaip pasakyti, švelnaus perėjimo. Tai vat. Daugiau minuso kaip ir nematau pas šitą motociklą, apart man nepatinka tie bėgių perjungimai daugiau. Daugiau viskas su juo tvarko yra. Tai vat, ką dar prasuksiu, čia jums kartelį, paklausysit. Pirmą surinksiu, aišku, plastikus. Paklausysit, kaip jisai čia dirba ir bus, manau, tiek žinių šiam kartui. Tai kas turi tram 5 kW tokius modelius, tai kreipkitės drąsiai, tikrai verta, žinokit, daryti, atrakinti, sureguliuoti. Nes skambina tikrai, rašo ne vienas žmogus, tai labai, manau, populiarus modelis, jisai pažiūrėjau skelbimas, jis nėra brangus realiai. Tai tikrai atrodo, nu, apynaujas mocas, naujos technologijos, o kaina tokia sąlyginai biudžetinė. Tai kam kaip pirmas mocas, ar nežinau, kad ir Britva kokią merginą ieško, drąsiai galima imti, nėra jisai aukštas tas motociklas. Tai vat, gerai, paka visiems.